data business, this information business. Šitas verslas su duomenimis, I mean, just look at yourself. pasižiūrėkit į save. Is your brain getting bigger and bigger and bigger? Ar jūsų smegenys didėja visą Is laiką? there more space in here Ar atsiranda daugiau vietos than ten, there was 100 years ago? negu buvo prieš 100 metų? Can you Tuštėja tik. put more data in here? Ar jūs galite daugiau duomenų? Can you work smegenis? with more data? Ar jūs galite dirbti su didesniu kiekiu duomenų? Can you live a better life with more and more information? Ar jūs galite gyventi geresnį gyvenimą su daugiau informacijos? But you know what's interesting for me? Žinot, kas man įdomu? I live part of the year. I live in. Dalį metų aš gyvenu laukuose. I have a house there, and we go skiing, and we go hiking, and. Ir Alpėse aš turiu namą, tenais ilsimės, slidinėjom, poilsiaujam. Absolutely gorgeous place. Ideali tobula vieta. And even I like it. Ir netgi man patinka. If you would have asked me 4 years ago that I would go to the Alps and live in the Alps for 80 days a year, 100 days a year, I would have said crazy, no way. Ir jeigu prieš kokius 4 metus jūs būtumėt paklausę, No aš way. norėčiau gyventi Alpėse, ilsėtis ten, praleisti 80 ar daugiau dienos, sakyčiau ne. And then because we're in the mountains, we have there's a hiking road not very far from our house where people always go up in the mountains. Huh? Ir netoli mūsų namo yra trasa, kur po kalnus vaikščiantys žmonės pastoviai praeidinėja. So what kind of people are going by our house and going up the mountains? Ir kokie tie žmonės, kurie praeidinėja mūsų namus ir kyla į kalną? A lot of them come from Munich, Dauguma jų atvyksta iš Müncheno, because Munich is not very far. nes Münchenas netoli. And it's what's interesting is there's a lot of them young people, Ir Jis kas visą laiką įdomu, kad praėjo. ten daug jaunų žmonių and there's people like me. ir tokių žmonių kaip aš. A lot of them is businessmen. Daug verslininkų. They're walking up the mountain Jie vaikščioja į kalnus with their rucksack. su kuprinė. Then I talk to them. Ir aš pakalbėjau su tai, What do you do for business? ką tu darai, už ko uždirbi, Why are you here? kodėl tu čia. Well, then he asked me why you are here. Ir tada jis paklausė manęs, kodėl Oh, we aš čia. agree. Perfect, beautiful place. Yeah? Nu, aš sakau, čia graži vieta tobula. And then very often, Ir labai dažnai they say, what do you have in your rucksack? aš paklausiu, ką tu turi kuprinėj. Well, I have a tent Ar palapinę, and a sleeping bag. No? ar mėgmaišį. So where do you want to sleep? Kur tu nori ruošies mėgoti. Definitely not in a hotel. Tikrai ne viešbutį. No, he wants to sleep in the mountains or anywhere in the forest. No? Sako, aš noriu permėgoti miškuose ar kalnuose kažkur. Tai. And some of them I find out are very wealthy people. Ir paaiškėja, kad tai labai sveiki žmonės. Very wealthy. Lots of money. Labai sveiki. Turtingi. And then I say, and then sometimes they tell me, Ir kartais jie man sako, I left my home and my phone at home. aš palikau savo telefoną namuose. I've done this so many times now, Aš tiek kartų jau tai dariau. and I just go up in the mountains, listen to the birds, listen to the sounds. Aš tik tai noriu kilti į kalnus, klausyti paukščių, I don't klausyti need kitų this. garsų. Ir man I don't nereikia need this. telefono. I don't need this for information. Man to nereikia informacijos. And they're wealthy people. Ir jie pasiturinti žmonės. And there's a software people, software, yeah. Ir jie irgi programuotojai. Programmers that make lots of money, you know. Jie uždirba daug pinigų. They leave their cell phone at home and have a sleeping bag along and don't go in a 5-star hotel. Jie palieka telefonus ir eina nakvoti miškuose, o ne 5 žvaigždučių viešbučiuose. What am I learning? Ką aš išmokau iš to? The same thing as me, I'm learning myself. Aš pats mokausi iš to. If you leave that at home and don't use it, Jeigu jūs paliekate telefoną namuose, jūs jo nenaudojate. life goes on. Gyvenimas tęsis. If I don't have all the information I think I should have, Jeigu aš neturiu visos informacijos, kurios galvoju, kad trūksta man, I actually feel better. aš jaučiuosi geriau. So tell me, Todėl pasakykit man, where is this whole business with Microsoft, Google, and Apple that want to control us through clouds, through information, through collecting? Where is it going to go? ir pasakykit, kur dabar tas visas verslas, tų kompanijų, programų nukeliaus, kur It's going up the mountain. And the same with young people. Ir tas pats su jaunai žmonėm. I mean, I don't know how it is in Lithuania, but when I was, you're allowed to drive a car when you're 18 years old. Aš nežinau kaip Lietuvoje, bet čia, kaip Vokietijoje, galima vairuoti automobilį nuo 18 metų. The day I turned 18 years, Ta diena, kai man sukako 18,
down to the second, tą pačią sekundę I had everything prepared. aš viską buvau I pasiruošęs. had my driver's license. Aš turėjau teises, I had a very old cheap car bought, labai gerą, seną čipą. and I was just watching the time in the morning to be 18 years old, Ir aš žiūrėjau laiką, kadagi man sukaks 18 to metų. take my own car and go on the road. Ir kad galėčiau sėsti už vairo ir And I was vairuoti. proud. Aš didžiavausi to. And there was like many young people in my time, in this time. Ir aš buvau kaip daugelis jaunuolių tuo metu. The biggest thing is not having this, because it was not existing. Didžiausias dalykas ne telefonai, nes jų tada It was nebuvo. driver's license and a Ir car. tai buvo teisės ir automobilis. I mean, I don't know how it is in Lithuania, Aš nežinau kaip Lietuvoje, but we have more and more young people bet čia vis daugiau jaunų žmonių from rich families. iš turtingų šeimų. I mean, I see it with my nephews sometimes. Aš netgi su savo posūniais matau. 25 years old, 25 metų amžiaus, they have no driver's license. jie neturi teisų. I say, come on, why don't you have a driver's license? Ir aš klausiu, kodėl tu neturi teisų? Don't you want a car? Ar tu nenori mašinos? What for? Kam? We have an Uber. You don't need it, you don't need it. Jiem nereikia. What I'm trying to tell you here is Aš noriu jums pasakyti, that we should be, and especially we farmers should be the way that we should very easy understand. kad mes kaip ūkininkai turime tai lengvai suprasti. Whatever everybody talks about, AI and computers and data and cloud, Visi, kas kalba tenais apie tos dirbtinį intelektą, debesis, kompiuterius, is only about trying to pull more money out of us, tik tai stengiasi išsiurti kuo daugiau pinigų iš mūsų. which doesn't give us back a better life. Ir negarantuoja tai mums geresnio gyvenimo. And people are always the same. Ir žmonės visuomet, When they find out, kai jie išsiaiškina, they are told, they're made believe that if you do this and use this a lot, this is better for you. jie yra įtikinami, kad tai, ką jie daro, jam geriau suteiks geresnės sąlygas, But then you find out it's not better for me. bet tu pats įsiaiškini, kad tai nedaro tau geriau nieko. Then you go completely opposite direction. Tai tu nusisuki ir nueini visiškai priešingą kryptimį. And this business is over. Ir tas verslas baiginėjas. And so that's why I say, Todėl aš vis sakau, what today is the richest, wealthiest companies in the world, kad šiandien turtingiausios kompanijos pasaulyje, they are starting to realize jos pradeda suprasti, that they're coming to an end. kad jų atėjo jų galas. And it's coming to an end. Ir jis iš tikrųjų artėja. What's replacing it, I don't know. Kas tai pakeis, aš nežinau. But there's a fundamental opposite side, Bet yra esminė kita pusė. food. Maistas. You think we're going to replace food? Jūs galvojat, mes galim pakeisti maistą kažko? You think we're going to only live from chemicals and sun? Jūs galvojat, kad mes galim tik iš chemikalų ir saulės gyventi? And here is the fundamental difference Ir čia esminis skirtumas. between what everybody thinks is big business Tarp to, ką visi galvoja, kad yra didelis verslas. and what is real long-term business. Ir kas yra tikras ilgalaikis verslas. If you look at the facts, Jeigu pažvelgsim į faktus, 70% of the calories 70% kalorijų of 8 billion people in this world, 8 milijonų žmonių šitam pasaulyje, what they need every day, ko jam reikia šiandien, comes from only 4 crops. ateina tik iš 4 pagrindinių derlių. Corn, Kukurūzas, wheat, kviečiai, rice, ryžiai soya. ir soja. 70%. 70%. It's not coming from bananas. Jie neteina iš bananų tos It's not kalorijos. coming from oranges. Ne iš apelsinų, It's not coming from potatoes. ne iš bulvių, It's not coming from vegetables. ne iš daržovių. Where does meat come from? O iš kur mėsa ateina? First, you need corn and wheat and soybeans. Visų pirma, jums reikia sojų, kukurūzų ir grūdų. Then you can produce meat. Tada jūs galite gaminti mėsą. So it always starts out with these 4 crops. Viskas prasideda nuo šitų 4 derlių. And you will not, and Mr. Apple, you know, which has this and has big data, will not replace this. Ir ponas Obuolys ar Apple'as, jisai, kas turi, kad ir turėdamas duomenų, jis to maisto nepakeis. Nobody can replace this. Niekas negali pakeisti maisto.
So then let's look a little bit closer. Tai pasižiūrėkime šitą situaciją iš arčiau. What is it that that we are so comfortable, you know, that we have no problems with this basic food? Kokia situacija susiklosti dabar, kad mes jaučiamės komfortabiliai ir